Labą dieną, mėly klausytojai. Šiandien noriu Jūs pasveikinti mūsų pokalbyje kartu su Dalia Mauricaite Kalinauskiene. Auginantis pokalbiai apie vaikus, apie gyvenimą, apie meilę gyvenimui. Dalia kokybiškos kasdienybės analitikė. Teisingai sakau, teisingai pristatau. Taip pat architektė, interjero dizainerė. Labas, Dalia. Labas. Malonu, kad pakvietei labai. Labai malonu, kad sutikai, kad dalyvauji. Ir galbūt ir norėčiau pradėti nuo klausimo apie kokybišką kasdienybę. Kas tau jinai yra? Tai va, labai įdomus dalykas, nes mes daug metų su vyru projektavom interjerus. Kūrėm namus, kūrėm koncepcijas, daug dalykų darėm su mintim, kad reikia viską daryti labai kokybiškai, profesionaliai ir be klaidų. Ir kai mūsų gyvenime atsirado Martinas, mes supratom, kad kažkaip ne taip tas pasaulis veikia. Nes niekas negalvoja apie buitį. Nes visas profesionalumas yra kažkur su švarku ant scenos. Mes kokybiškai projektuojam, mes kokybiškai gaminam, mes kokybiškai dėstom, o va ta, kur reikia išvirti košę, padėti, nevalgo, išspjauna, išmeta, tada verkia, užmigdai vėl verkia. Ir aš galvoju, nieks apie tai, visi turi buitį, nes iš tikrųjų aš neturėjau buities iki to laiko. Mes su Nauriu gyvendavom tokiuose kažkokiam kitoj realybėje, tokiam kažkaip projektiniai veikla. Tu gyveni projekte ir tarsi kita diena prasideda, kai projektas kitas prasideda. Va toks pas mus buvo. Ir mes taip įsijausdavom, kad ir valgydavom, ir kavinėje, ir restorane, ir aš negalvoju apie nieką, viskas veikia labai automatiškai. Ir supratimas, kaip atrodo para, atsirado tada, kai Martinas gimė. Martinas viską pakoregavo. Taip, Martinas parodė, kad žmonės turi būti ir apie ją niekas nekalba. Apie ją niekas nekalba. Tai šiandien mes taip pat turim svečiuose mūsų viešnią, kuri jau pilnai atsipalaidavo. Užteko 1 minutės, tai taip pat štai čia yra Kadabra. Ir ar aš būsiu teisi sakydama, kad iš dalies šiandien Kadabra čia yra kaip Martinas, kuri taip pat trupučiuką pagyvina mūsų šitą, sceną? Ai, taip. Aš labai myliu šunis ir mūsų gyvenime pirmą atsirado Abra. Kadabra yra mažesnė, 2 metai jai, o Abrai 13. Ir aš turiu tokią norą dalintis atradimais. Man, kai žmonės sako, taip nieks nedaro, aš galvoju, čia komplimentas, čia jėga. O kiti žmonės iškart išsigąsta ir sako, tai nieks taip nedaro, aš nedarysiu. Aš sakau, bet kodėl? Dėl to reikia skatinti visą laiką galvoti. Aš sakau, dėl to. Dėl to man daug sunkiau yra su vaikais. Nes aš nenoriu jų, kaip pasakyti, priversti tikėti, kad jeigu taip nieks nedaro, tai yra, blogai. Kad tai yra neįmanoma. Arba kad tai yra blogai, jo, nes taip nieks nedaro ir mažamai sako, taip nieks nedaro ir tada tarsi, va, čia ribos mano. Ir tada tos ribos, va, tenai ir baigėsi. Tai va, Abra buvo pirmas šuo, kur aš pradėjau jį rodyti pasaulį prieš 13 metų, niekas neleido net šunim eiti į jokius, va dabar jau gali į supermarketą, nueiti į parduotuvę. Tai Abra buvo pirmas šuo, kuris turėjo leidimą į Litexpo. Ir aš daug visiems pasakau, kad šunys gali būti draugai, terapiniai šunys, jie padeda, jie vaikam, jie yra nuostabus dalykas žmogui parodyti, va, irgi tą kasdienybę. Ir vėl, kai gimė Martinas, aš supratau, kad lengviau, su šuniu žmogu supažindinti negu su vaikais. Yra tam tikrų nuostatų pas mus visuomenėje, kurios yra tokios ganėtinai skaudžios. Tai kokia jūsų ta kasdienybė? Tavo, Martina, jūsų šeimos? Oi, labai įvairi. Nesisteminė visai. Nes mes gyvenam ir Palangoje, ir Tenerifėje, ir Vilniuje. Taip pat daug projektų turime. Tai vėl mūsų visas šeimos ciklas paremtas projektais. Ir bandom visą laiką, vieni bandymai pas mus aplinkui. Mūsų gyvenimas yra demo, iš tikrųjų. Jūsų gyvenimas yra demo. Taip. Bet jeigu paklausčiau, tai Dalio, kokia tu kaip mama? O, žinokit, aš prieš ruošdamas į šitą, galvodama, ką aš kalbėsiu, aš paklausiau Martinui. Nes Martinui vakar buvo 10 metų. Sveikinu. Tai va, aš Martinai, 10 metų mama. Su gimtadieniu. Ir aš paklausiau Martinai, kokia aš esu mama. Nes aš galvoju, čia yra geriausias atsakymas. Sakau, jeigu, ką tu gali man pasakyti? Aš kažką, gali man patarti, gali supykti, pasakyk. Gerai pagalvosiu.
mes dviračiais važiuojame, pagalvojau, žinai, jeigu turėčiau vaikų, tai būčiau toks pat kaip tu. Sakau, va čia gražu, va čia yra, gražu, man atrodo, geriausia. Jo. Ir aš mama esu, aš nežinau net kaip pasakyti, nes, pavyzdžiui, mamos dažniausiai save apibūdina reiklios, ne, griežtos arba per geros. Aš norėčiau būti tikra mama, tokia tikra ne tai, kad geriausia, bet ta tokia, kad supranta, kaip veikia vaikas, kaip veikia santykis ir to tikrumo ieškoti. Tikras žmogus. Jo, aš nenoriu nieko jam per daug drausti, kol jis nesupranta dėl ko. Ir mano vaikai šiaip tai yra sunkus, nu, ta prasme, nepatogus. Bet man patinka, nes aš galiu jausti, kaip jisai tobulėja, kas jam įdomu. Ir dar paklausiau Martino kito klausimo, po to, kai jis pasakė, kad mama puikiai. Sakau, ką suaugusiems žmonėms patartum apie vaikus, ką jie turėtų daryti, gal kažko jie nesupranta, dideli žmonės. Sakau, nu, gal jie turėtų labiau mus gerbti ir mažiau saldumynų duoti valgyti. Tai va, buvo toks jo nuoširdus toks pasakymas. Ir tame pagarboje, man atrodo, kai jis minėjo, man taip atrodo, kad jis turėjo omeny tą bendrumo jausmą. Ir aš, pavyzdžiui, pati jaučiu, nežinau kaip jūs, aš jaučiu ir mokytojai tą patį jaučia ir visi, kurie klauso šito mūsų pokalbio. Yra tas jausmas, kai tu dar nesi su. Taip. Kai tu esi, tu gal biški pats pavargęs, gal tu nori, kad jis greičiau padarytų, gal tu tiesiog laikas neleidžia, sutvarkyk, padaryk, pavalgyk, ten padara. Ir kai tu esi tikrai pirmą pokalbėje, po to veikloje, tu jau esi su kartu ir tada atsiranda toks bendrumas labai didelis. Tai aš esu bendrumo ieškotoja ir didelių žmonių gyvenime, aš netgi save vadinčiau, nežinau, didelių žmonių laimės ieškotoja. Nes jeigu tu randi žmoguje, kas jį labai labai džiugina, tai tada reikia tik tais palaikyti tą džiugesį ir vyksta veiksmas. O jeigu yra labai daug taisyklių, pasimeta visi žmonės, jie nežino net, kas jie yra ir tada jie pradeda labai ir į tuos vaikus žiūrėti taip, kaip jie turi kažką atitikti, kartais net nelabai aišku, ką jo, nes... Tai tu tokia mama, auganti kartu su Martinu, auganti kartu su vaikais. Aš įsivaizduoju, kad kaip tu pasakoji, taip man tiesiog atrodo vadalė, kuri yra tikra, besikeičianti, nebijant klysti. Tai jo, taip. Ar bijai? Ne. Nebijai? Ne. Prisipažįsti, jeigu klysti? Taip, aišku. Aš net sakau, sakau, Martinai, aš taip, pikta mama dabar yra. Taip. Aš net jeigu, nes Martinas, sakau, labai karštas, jis toksai, tai aš atliepiu irgi, nu jis jeigu pradeda ten burbuliuoti namai, stogas keliasi, tai aš irgi sakau, ten negali. Bet sakau, dėl to, kad pikta, tu supranti, kas atsitiko, sakau, nu tu taip, nu ta prasme taip bandai pasigilinti situaciją. Ir turbūt aš įsivaizduoju, kad ta pagarba, jinai yra tam ryšyje ir netgi mokykloje su mokytojais, ką tu irgi paminėjai. Dažnai mes labai mokytojai norim, kad mus gerbtų. Ar ne? Bet vaikai negerbia, bet tada atrodo, ar tikrai mokytas, ką Martinas, ko jis ieško, ar tikrai jisai pagarboja tam vaikui. Ar jisai, ar ne, eina į tą ryšį, į tą pagarbą tokią nuoširdžią. Čia labai gražiai pastebėjai, nes man įdomiau, iš tikrųjų, ką aš kaip buities analitikė, čia žurnalistai sugalvoja, tokios specialybės nėra. Nes kai esi interjero dizaineris, tai vis tiek daugiau kalba apie estetiką visi. O jis sako, jūs daugiau apie funkciją kalbat, tai reikia kažkokio naujadaro, nes jeigu pristatinė kaip interjero dizainerė, tai žmonės įsivaizduoja maždaug ką gaus, o mes visai apie kitą kalbam. Mes kalbam apie stalčių, šakučių vietą, kaip sudėlioti viską, kaip sutvarkyti namus, kad kiekvienas daiktas turėtų savo vietą, savo kaip mažą lovytę, jeigu tu pasikvieti svečią. Tai taip negalima, nu, jeigu neturi jam nakvynės lovos, tai negražu tarsi, ne? O daiktą pasikviesti pas mus kažkaip problemų nekyla. O tas daiktas toks benamis namie ir mėtosi ant tų visų paviršių ir visi pyksta. Ir tas sako, gal galite susitvarkyti, o niekas nežino, ką tai reiškia iš tikrųjų. Kur jo vieta? Jo, kur sukaišiot iš šviesos į tamsą? Čia tai vadinasi susitvarkymas. Kas yra susitvarkymas? Ir su vaikais ypač labai, jeigu mes iš jų kažko reikalaujame, mes turim suprasti, ko mes norim. Jeigu sakai, susitvarkyk žaislus, tai turi būti labai kažkokia tai žaisminga schema, kur ten viskas susidėti ir tas turi procesas patikti. Pavyzdžiui, mes turim iš vieną iš buitinių sprendimų, kuris vaikams labai patinka. Stalčiuje yra plastikas tas apsauginis stalčius pagrindėlis ir pliusiukais nupiešti.
Ir žinokit, stiklinės visos susideda ant pliusiukų, labai gražiai. Reikia sutvarkyti, atsidaro ir tai yra kaip žaidimas. Toks mažas dalykas, juodi pliusiukai visada padeda sutvarkyti stalčių. Nėra pliusiukų, nėra stiklinių stalčiai. Aš atsimenu, dar dalinatės visai neseniai, kad dantų šepetukai irgi turi savo vietą. Labai kūrybiškai ir originaliai. Tiesiog netgi ne pagal tikrąją paskirtį, bet jūs pritaikėt, ar ne? Laidų laikiklį. Laidų laikiklį. Ir taip gražiai kiekvienas šepetėlis ir iš tiesų, turi tą lovelę namuose. Taip, nes daugiausiai, kai aš paklausiu suaugusių didelių žmonių apie kas labiausiai žudo meilę šeimoje namuose, tai virtuvės plautuvės, tas daiktas, kur reikia iškrapštyti tos centre, tos maisto likučius, kur ten ir tada dantų šepetukų stiklinė, kur ten tokios gleivės pradeda kauptis, nieks nežino iš kur. Tai jau galima panaikinti šitus daiktus, jas reikia panaikinti, tiesiog tada nereiks pyktis. Tai va. Ir čia lygiai taip pat apie vaikus, ar ne, kad per žaidimą, bet ir per tokį, aiškumą, tai reiškia per tokį, kad viskas turi savo paskirtį ir vietą. Taip, ir tą užnorinimą, nes aš esu girdėjus, kur mane tai labai paveikė, ką psichologai pasakoja, nes man, sakau, labai daug dalykų įdomu. Aš labai plačiai žiūriu, tada labai toks, tos griežtumas labai nunyksta, kai tu iš visų pusių pasižiūri, nes psichologai dabar turi problemą, kad jauni vaikai, maži dar vaikučiai, nieko nebenori. Yra kažkoks net atskiras pavadinimas šitam dalykui, nes tėvai nori, kad jie būtų patogus. Nes miesto bendruomenė nenori, kad kažkas šūkautų, rėkautų, mėtytų, daužytų, viskogi gali, ne? Tai kavinėse netinka, jeigu tėtis ten sako arba mama, kad aš tave paliksiu, jeigu tu čia šauksi kaviniai, tai vaikai išmoksta būti patogus. Ir tada po to nuveda pas psichologą ir sako, viskas pasodina ant sofutės, jis sėdi. Patikrina, sako, su juo viskas gerai, bet jis nieko nenori. Ir ypač, kuo jis labiau auga, tada labai sunku jį užnorinti ir sako, tai jam kažkas blogai. Taip, jam blogai, nes jūs pradžioje jam nieko neleidote daryti, jisai nenori norėti, jam patinka būti tokiu neutraliu. Patogu, taip, tarytum irgi patogu būti patogiam, ar ne? Arba kitaip tariant, tas patogumas jis irgi, netikrasis, ne tas žmogiškasis, bet tik tai, kad, kaip daiktas. Taip, tėvai, taip, bet čia didelių žmonių bėda, mes sugadinam vaikus, nes jie tai nori iš prigimties, kaip mane labai palaiko vis laik ta mintis, kai žmonės sako, kad, o gal nenori, gal ką, ir toks pasimetimas, tai sakau, o jeigu mes sergam, ne, tai iš esmės, taigi tu galėtum žiūrėti tą YouTube'ą, kai praeina tas skausmas, kaulai nebelaužo, viskas, gali tiesiog dar 3 dienas gulėti ir sakyti, pagaliau jau neskauda, galiu pagulėti, bet žmogus pasąmoningai stojasi, pradeda tvarkytis namus, pradeda maudytis, kažką gaminti, nes vidinė mūsų galia, mes sukurti judėti ir daryti kažką. Veikti. Taip, mes sukurti veikti. Ir tas neveiksnumas, jisai, nenaudingas niekam, išskyrus, sakau, kad tam tikrą laiką yra patogus, bet kas bus po to. Tai mano svajonė iš tikrųjų yra, aš visai galvoju, kai aš jau taip plačiai pažiūriu į tėvystę, tai mano svajonė, kad vaikai mane pasikviestų pietų iš tikrųjų. Ne dėl to, kad reikia mamai paskambinti. Man baisiausias dalykas, kad jie galvo, mamai senai neskambinu, žinot, tai jausmo, o Dieve, reikia per prievą. Reikia atlikti pareigą, aš galvoju, kaip aš noriu būti draugė, aš noriu, kad jie sakytų, kad aš noriu būti tiesiog kaip su žmogum. O būti žmogum vaikui, man atrodo, yra sudėtingiau negu mama. Žinai, galbūt draugų jie ir taip turės, ir turi. Būti mama, bet būti ta mama, pas kurią jie visada norėtų, tas saugumo uostas, kur norisi grįžti. Ne dėl pareigos, ne iš reikalo, o todėl, kad tiesiog širdis traukia. Taip. Širdis traukia. Tai va, man didelis yra komplimentas, kai Luka man paskambina ir sako, aš tavęs pasiilgau. Man tai yra, Lukai 22 metai ir aš jaučiuosi tada, aš kažką padariau gero, nors irgi buvo visokių periodų. Buvo visokių etapų. O kaip tada jūs kaip šeima, jaučiatės tose nuolatinėse, galima sakyti kelionėse, nes jūs neturite tos vienos vietos pastovios, jeigu mes paimtum namų, ar ne, fiziškų, bet fizinių namų. Ir jūs esate nuolat kelionėse. 3 namus turim. 3 namus. Gaunasi ne vienas. Tai vėl, aišku, visi vaikai skirtingi, nes dar labai svarbu yra įsigilinti patį žmogų. Tai Martinas
labai panašus į mūsų, ačiū Dievui. Jisai toks karštas berniukas ir jam irgi viskas įdomu, bet aš tikrai sąmoningai niekada negretinu ir nekeliu tų jausmų, kurių nereikia. Nu, pavyzdžiui, neklausiu, pasiilgsi Vilniaus. Kaip tau, kur tau labiau patinka, ar ten ir ten. Nes yra toks dažnas noras kažkurį išskirti. Tai priėmė kaip gyvenimo, jis nežino kitokio gyvenimo, nes jis jeigu su mumis gyvena, jis negali palyginti, jis dar per mažas, jis kai užaugs, jisai galės pasikalbėti su draugais, jis jau žinos, kad vis kitaip būna. Mane, ar ne? Jo, aš visur buvau. Galėjau būti vienoje vietoje ir turėti savo draugus ir ten būrelį, nežinau. Bet labai nuostabus dalykas, kad jisai nesupranta laiko. Vaikai, va dar tokio amžiaus, jisai nesupranta laiko. Draugai lieka tie patys. Jis nuvažiuoja į Tenerife, jam atrodo, kad jis nebuvo išvažiavęs. Labas ąžuolai, labas ir taip toliau. Atvažiuoja Vilnių, kur mano pranas, kur man... Ir tas ryšys jisai išlieka, tie 3 mėnesiai, 4, jie nieko nepakeičia. Iš tiesų mes irgi pastebėjom mokykloje, kad vaikams tos draugystės, arba jų tas socialinis ratas, arba tos visos jų meilės, jie tiesiog, pas jos širdyje visada jie jaučiasi, kad lyg tai tarytum yra šalia. Ar ne? Čia Tenerifės klasė, čia Vilniaus klasė, čia Palangos klasė, čia tie draugai ir jie kažkaip tai jie nesureikšmina nei to pasisveikinimo, nei to atsisveikinimo. Jie geba būti toje dabartyje ir džiaugtis. Ar Martinas irgi? Taip, visiškai. Taip, tai ne tik Martinas ir tėvai sugeba taip gyventi. Iššokti ir iškart Taip, aš turiu 5 gyvenimus. Šiaip, dar jeigu sapnus pridės ir svajonės, aš gyvenu 5 gyvenimus vienu metu ir man visi patinka. Nes aš kai galvoju apie Tenerife, aš matau vieną pasaulį, apie Palangą kitą, apie Vilnių 3 ir sakau, sapnai su svajonėm, jeigu prisijungia, tai... Taip. O tai kaip jūs patys, kaip tėvai ir Martinas, tose kelionėse pasikeičiat? Niekada negalvojau apie tai. Gal apie buitį, kad mums įdomi buitis, nes mes turim 3 skirtingus ir namus. Tai galiu pasakyti ir visą laiką aš tuo tikėjau ir mūsų tas... Praktinis buities tyrinėjimas, mes esam su vyru 11 būtų pakeitę. Mes vis kraustamės, įrengiam, kraustamės ir dėl to aš galiu pasakyti apie virtuvių patogumą, apie grindų plotą, kiek reikia plauti ir kiek aš nenoriu jų plauti ir kodėl nenoriu. Tai aš galiu pasakyti, kad tikrai yra viena tiesa, kad jeigu gali būti per maži namai, tai gali būti per dideli. O apie tai niekas nekalba. Visi kažkaip galvoja, kad daugiau bus geriau. Ne. Ir mes Palangoje tikrai jaučiamės artimesni ir apriepiam susitvarkymą tikrai geriau negu Vilniui. Mūsų loftas yra didelis Vilniui. Ir ten, kadangi veiklus žmonės, tai man tas tvarkymasis nėra prioritetinis darbas. Iš tikrųjų, man atrodo, kad mes turime taip optimaliai gyventi, kad kūrybai liktų laiko, veiklai liktų laiko, bet kad ir namai būtų estetiški. Tai man tikrai ir Martinui, kai apriepia, kai tu supranti apie tas visas lovytės daiktų, kaip kur kas juda, tai turi būti erdvė kompaktiška. Mes turim tokį atradimą, ne maža, o kompaktiška. Tai reiškia, kad funkcijos pakanka, nes mažoje erdvėje žmonės sako, aš bijau mažų būtų dėl to, kad ten kažko nėra. Tarkim, per mažas nėra valgomojo stalo, per mažas ten virtuvė per maža, bet kai yra viskas, kokio reikia maksimalaus dydžio, bet grindų ploto ir ten nereikalingų užkabarių ir tų prieškambarių nėra, tai tada daug patogiau. Tai vis tiek truputėlį kitaip kiekvienose namuose. Taip, tai yra kaip skirtingi drabužiai, namai ir aplinka, jinai tave truputėlį pakeičia. Ir tas jausmas yra labai malonus, tu gali išbandyti pats praktiškai skirtingas erdves ir atrasti ir panagrinėti, nes pas mus yra labai daug mitų. Žmonės labai daug kalba ir labai mažai nori suprasti iš tikrųjų, ką jie kalba. Nes ir su vaikais, ir su suaugusiais yra toks dalykas, kad jie nori vėl būti labiau teisūs. O aš esu tokia mylėtoja labai pokalbių, nežinau, man pokalbis yra kaip kūryba. Tu tarsi mezgi megztinę, ne, kažką, ir mes daliname siūlais, virbalais, ir tu esi tame, nes tu kuri. Tu kuri ateitį, tu kažką kalbi, tu nori kažko pasidalinti. O tie tokie... aš turiu tokią aistrą, kavinėse kartais pokalbis, bet mums pasiklausyti.
Tai man, aš fiziškai atrodo skausmą jaučiu, man atrodo, kad mane kažkas braižo, visai neseniai, visiškai miesto centras, nuostabus oras, sėdi dvi poros, vyresnio amžiaus, jau tikrai tokie, ir tikrai matosi, kad jie mėgaujasi, ir kaviniai gero, viskas yra nuostabu. Ir ten vyras sako, jo, šiltnamis, mes irgi galvojam kažkada apie šiltnamį, draugų porai, jinai taip atsisuko, niekad negalvojam. Ir man taip net skauda pasidaro ir galvoju, kodėl, juk jūs, jeigu ir tikrai negalvojai, kodėl dabar reikėjo tai įmest. Čia kaip žarijos, kaip Taigi jeigu, galėjau sakyti, aš mažiau galvojau, gal jis naktim svajoja apie tai. Ta prasme, kalbėjimas apie kalbėjimą, o ne apie kažkokį tai griežtą pareiškimą. Blogas, geras. Apie vaikus labai dažnai irgi tai būna. Kas mušė? Kas geras, kas blogas. Taip, apie rezultatą. Mes orientuoti rezultatą. O procesai, kodėl? Kas buvo inicijuotas? Aš esu girdėjus trečiokė, kuris sakė Martinui, sako, jeigu man neduosi šitą saldainių, aš pasakysiu mamai, kad tu mane mušei. Trečiokas jau naudoja trečiokė manipuliacinius mechanizmus, nes žino, kad suaugęs nenori suprasti eigos, jis nori išgirsti pabaigą. Tu blogas, tu geras. Ir tada žmonės užauga ir dideli taip daro. Bet, pavyzdžiui, tas pareiškimas tos moteris apie tai, kad mes niekada nenorėjom šiltnamio, jis sakė, kad norėjo, jinai tarsi gal norėjo būti teisi, aš nesuprantu iš viso tokio, dar ten laisvalaikio pokalbio, prasmės to sakinio, nes žodžiai irgi turi prasmę, jie kažką kūrė arba greuna. Ir ką mes čia darom su tai žodžiai? Kažkokį vis tiek skausmą, kažkokį skaudulį, ar ne? Tarsi. Tarytum ir esu lyg ir teisi, bet tame nesu laimingas, ar ne? Bet su savo ta tiesa. Tos tiesos net nereikia. Net jos nėra galbūt. Taip, bet šitoj vietoj iš visos nereikėjo netgi. Ir šiaip tas teisingumo momentas, aš tai galvoju, jį reikėtų pakeisti, kad mes nenorim būti teisūs, o mes norim susitarti. Mes norim būti išgirsti, suprasti. Bet susitarti jeigu yra dialogas, tai mes turim susitarti. Nes, pavyzdžiui, Martinas turi tokį, nes jis labai draugingas. Ir mes turim vieną tokią, net nežinau, bėdą. Net ne bėda, situacija. Mes esam tokioj situacijai, kadangi mes daug turim namų ir pas mus ir Tenerifėje, ir Palangoje atvažiuoja žmonės, draugai, pažįstami trumpam, jų atostogos. Martinas labai draugingas ir gaunasi labai daug vaišių. Ir jo kūnas pradėjo didėti ir man reikia kažkaip jį įkvėpti, kaip pasakyti, kad jisai suprastų, kad jam reikia daugiau sportuoti ir mažiau priimti visų saldumynų aplinkų, nes tie vaikai yra tik atvykę vieną dieną, o kai tau kiekviena diena kaip šventė. Tai ta šventė labai užsitęsė. Ir aš labai ilgai bandžiau. Aš vienaip, kitaip. Ir aš matau, kad jis nesupranta. Ir jeigu jis kažką daro tik dėl to, kad mama liepia, aš nenoriu to jausmo. Ir aš čia visai neseniai sakau, bet tai sąnariai, supranti, tavo sąnariai neša papildomai 12 kg. Tai tu dabar gali pakelti ir aš jums sakau, duodu tenais tokį maišo balių, sakau, dabar pakelk. Ir tau lengva? Ir žinokit, tada pasiatsirado kažkas akyse, kai jis patikėjo, kad jis suprato, kas atsitiko jo kūnui. Sakau, tu tiesiog turi, tavo sunkiau tavo kaulam. Tiesiog čia yra, širdžiai, jai reikia nešioti tos dalykus, tai gal galim padėti kažką truputėlį. Ir tada atsitiko toks, supratimas. Ir tas jausmas, kad tu suvoki. Ne tai, kad draudžia mama ir kai mama išeis, traukiam visi viską saldai, o kad iš tikrųjų, kai mamos nėra, kad suprastų. Tas yra, tai yra užduotis. Tai čia yra tas, ir su suaugusiais, ir su mokslu, visiems yra ta pati svajonė. Kaip pasakyti, kad per pertrauką arba už sienos nesakytų, ai, čia direktorius man liepia nesąmonę, šneka, aš čia darysiu savaip. Bet kai tu patikė, aš turiu tokį žodį, atžinoti negali. Jeigu tu tikrai jau tiki tuo, tai bet koks perfekcionizmo tragedija, kaip mes sakom, jeigu turi jam ir jai priešnuodį tai savo minčiai, neturi naujos mašinos, tai tu nevykęs. Ir tu pasimeti, gal aš tikrai nevykęs, nes visi turi, bet jeigu tu esi išmąstęs atsakymą ir iš tikrųjų tau jos nereikia, iš tikrųjų. Taip, ne iš kovos, bet turi. Jo, nereikia ir dar paaiškini, kodėl žmogus nebegali tavęs pulti, turėjau irgi, aš turiu milijonus pokalbių gyvenime, man patinka labai.
Tai irgi jaučiu, kad jau prasidėjo energetinė diskusija, kad sako, nu jo, šitas tai nekoks nekilnojamas turtas, nes tarsi negalite pirkti to geresnio. Toks graži vakarienė irgi diskutavo ir toksai jau nekilnojamo turto vystytojas jau pradėjo, matau, kad jis pasako, kad, nes geras gyvenimas tik kai brangiai nusiperki ir visą kitą. Aš sakau, jeigu tu gali pirkti, tai yra pigu. Ir tada pasikeičia energetika ir tada taip. Ir viskas, tada pakalbam apie kitą, ką tu veiksi nusipirkęs su tuo. Koks yra, tavo... Kokia kokybė? Apie gyvenimo kokybę. Tai su vaikais lygiai irgi taip pat. Moki žaisti šachą, tai šaunuolis, nemoki blogas, o eigoje, kaip tai tave džiugina, kaip tave įkvepia. Kas tau tai yra, ar ne, ką tu jauti, kaip tu jautiesi žaidama šachmatais ir visas tas procesas, mes kalbam šiandien. Ir per mažai suaugę žmonės kalba apie procesus, jie daugiau teisia, blogas, geras. Pavyzdžiui, mes tikrai, vėl čia iš mano tų pokalbių, nes aš kaip buitį konsultuoju, aš matau poros prie manęs kalbasi apie buitį, tas nuostabu, man labai įdomu. Nes ten viskas yra ne apie stalčius, tikrai ir ne apie podelius. Viską pamatai, visą puokštę iš karto pasimato. Ir tada tu supranti, kiek žmonės skiria energijos kažkokiam tai, man atrodo, bergždėm, mes tam tą buitį ir nagrinėjom, kad jinai kuo greičiau išspręstų, kad tu galėtum kurti pasaulį, o ne tam, kad tu galėtum dar susigalvoti problemų, apšnekinėti kaimynus, pasakoti, koks tas blogas ir geras. Tai aš galvau, kad tai yra normalu, bet mes šeimoje niekada neapšnekinėjom žmonių. Jeigu mes nagrinėjom situaciją kažkokią, tai su mintim, kad, kaip mokytis iš svetimų klaidų, pastebėjimų, tu ją aptarinėjai, kaip kokią knygą aptarinėtum, bet niekada be jokių tų išvadų. Tai čia turbūt, ką tu sakai, yra gyvas pavyzdys iš šeimos. Aš irgi neseniai kalbėjomės mes šeimoje ir sūnus sako, ar mes, mama, dabar čia kartais ne šitokinam, kaip žinai, jaunimas dabar kalba, ar ne, nekalbam negražiai apie kitus, ar šitoj situacijai taip nėra. Ir man taip širdį galva. Žinai, faina, kad vaikas pastebėjo ir jis jau man duoda pastabą, ar ne, ar tai nėra ta situacija, kaip mes dabar kalbam apie kitus, ko neturėtume daryti. Tai galvoju, tas turbūt, ką tu man sakai, tas gyvas pavyzdys, mes to šeimoje nedarom. Ir aš matau šitas, kad tau tai yra didžiulė vertybė, žinai. Man tai atrodo, kad tai yra norma, nes jeigu tu iš esmės tai tugi, kaip ir apsinuodiji pats ir apnuodiji aplinką, kaip tu gali, tai reiškia, tu kažkoks labai tobulas. Ką tu čia darai, ta prasme, kodėl, kas tau leido? Vėlgi tas pasiteisimas, ar ne, geras, blogas. Jo, man, pavyzdžiui, yra baisiausias dalykas, aš labai jautri esu tam, kai suaugę žmonės pykstant daktarų. Tas žmogus tavo gyvybę gelbė. Tai tu arba tiki, arba netiki. Jeigu tu tiki, eini pas, jeigu netiki, neik. Eik su, kalbėki su medžiais, gerk ten, nežinau, valgyk žemę, ką nori daryk. Bet jeigu tu eini ir dar sakai, tai jo daktaras prastas, ten jis neteisingai, aš Google paskaičiau. Čia tiesiog yra, tu net sugadini tikėjimo nugyja. Kaip taip gali būti? Bet aš galvoju, žinai, čia galbūt ne vien tik tai, jeigu imtum daktarus arba gydytojus kaip profesiją, bet aš iš karto suspaustum su mokytoju. Kadangi aš tokia mokytoja, tai galvoju irgi visada, arba tu tiki, arba netiki, arba mokykla, ne, arba tu čia atėjai, nes tu tiki ir pasitiki, arba tada jau ateik, dirb kartu, arba nes... Taip, nes man tai skauda, man lygiai taip pat skauda širdį, aš kai išgirstu apie mokytojus, ką nors blogo, aš galvoju, tai man toks karštis, nes aš tokia darytoja esu. Nes jeigu aš nusprendžiu, kad netinka, tai tu darai kažką, tu tada keiti, bet tu negali, tu iki tos akimirkos, kol nusprendai, kad keiti mokyklą, tai iš vis nieko nesakai ir po to nieko nesakai, kaip mama, nes nei vaikui, nei kitiem, tai yra tavo, jeigu tu blogai kalbi apie mokytoją, kuri moka tavo vaiką, tai tu jį ten nuvedi, tai tu apie save reiškia, aš neki blogai. Kaip čia suprast, taigi tu pasirinkai, tai tau reikėjo prieš tai, pasikvies kavos, 3 kartus pasikalbėk, tada padaryk išvadas ir tada spręsk. Būna vaikas mokytoja nesutampa, irgi tai būna, čia kaip ir daktarai ne visi tinka, bet jeigu tu jau padarai sprendimą, tai turi to laikytis ir diskutuoti, nes tas irgi toks gajus yra. Po to vaikai ten pradeda pasakoti, čia nesąmonė, tada nėra jo pagarbos kelioniai nėra jokios. Tai mane tas tai skaudina ir tada matosi ir vaikai, jūs tai irgi turėtumėt matyti labai, kaip jie yra veidrodėliai didelių žmonių. Tokie lakmuso papirėliai, jie tikrai parodo viską, kaip yra. Man dar labai įdomu, kadangi tu esi ta mama, kuri
prieš turbūt, nežinau, 9 gal metus ar 8 metus, kada mes tik tai įsikūrėm Tenerifėj su mokykla, jinai buvo visai mažutė, ten buvo gal kokie 10 vaikų besimokančių iš lietuvių šeimų ir jų tu buvai ta pirmoji mama, kuri užsukai ir patikėjai mums Martiną. Ir man labai įdomu, nes keliauji ir mokosi Martinas ir vienoje mokykloje, ir kitoje mokykloje, vienoje šalyje ir kitoje, kaip skiriasi mokytojai, arba kaip skiriasi galbūt pats buvimas mokykloje. Vaiko? Skiriasi šiaip tai, nes vaikai yra skirtingi, nu kaip ir suaugę. Ir man labai patinka, kad pedagogikoje yra dabar tas ir ten tie piešinukai internete jų pilna, kur ten prašai driežo, kupranugario ir ežiuko lipti į medį ir ten gali užlipti tik bežionėlę, ne? Bet tai kažkaip tik tai tavo paveiksliukų ir lieka dažnai. Tai reikia ieškoti santykio. Tai Martinas yra išbandęs nemažai, jis ispanų mokykloje metus mokėsi, britų mokykloje metus mokėsi, Vilniuje mokėsi dar porą mokyklų pas jūs. Tai jis toks ieškotojas. Nu, mes bandėm ir darom, nes britų ir ispanų prasidėjo nuo 4 metų, tai mes turėjom, čia taip vadinasi mokykla, bet po metus eidavo, tai va ispanų jam buvo sunkiau, netiko jam. Nu, aš galvojau, kad jis mažiukas išmoks greit kalbą, bet kažkaip pat ne jo. Britų angliškai kalba laisvai, labai patinka viskas. Labai buvo Vilniuje viena mokykla, kur mokykla puikiai, bet per jautri aplinka mokytojo, o jam reikia tokio lyderio. Jam reikia lyderio ir jisai tenai buvo, jam netiko. Tiesiog jam netiko ir tu išsiaiškini situaciją ir supranti, kad vaikui šitam netinka, jam reikia kitokios aplinkos. Man tai labai žavu, kad nes labai dauguma tėvų bijo keisti. Mes jau atėjom, pabaigsim, bent jau pradinę mokyklą. Nu dabar jau tikrai, iki gimnazijos čia pasėdėsim, tada jau išeisim. Bet kiek dabar šneku su tavim ir kiek anksčiau mes kalbėdam, jūs nebijot keisti. Tai vėl mes turime savo įsivaizdavimą, bet vaikasgi neturi savo įsivaizdavimą, jis nežino, kaip būna. Mes ten kokiam miestelį gyvenom ir eidom į tą pačią 12 metų mokyklą, nes juk nebuvo mašinų pas tėvus, nebuvo, tai apie kokią ten keitimą. Tai dabar viskas pasikeičia, taip. Ir dar va britų mokykla, kas man irgi patinka, nes čia įdomus toks gal požiūris, nes dažnai tėvai gaili draugų rato, pripranta ir visa kita, bet mokykla yra skirta pažinti žmonės ir mokslą. O ne, draugai jie atsiranda ir jie niekur nedingsta, jeigu jie tikri. Tu gali per vieną stovyklą susirasti draugą visam gyvenimui. Tai čia niekaip neturi tiesioginio ryšio su ilgumu mokslo. Tai britų mokyklose maišo kas metus klases specialiai. Sukeičia vaikus vietomis, kad nesusidarytų viena grupė prieš kitą grupę ir kad jie neprisirištų prie draugystės, o išmoktų bendradarbiauti tarpusavį. Tai tie mainai net yra skatinami, nes jeigu po to taip įtikini dar jaunam žmogui, nes pasikeitė labai aplinka, jeigu tu įtikini, kad jis turi būti lojalus savo klasiai ir per 12 metų, tai po to jam atsiranda stresas darbe, nes bijo tada darbą keisti dar, o pas mus dabar labai viskas dinamiškai, jis turi greitai išmokti, atrasti save, bandyti ir gal ypatingai santykė su kitu ir kitais žmonėmis. Susitarti išmokti. Susitarti, nes aš tikrai matau, kad dabartinis mokslas ir mokymasis mokykloje ne tik tai, kad vaikus pamaišo klasėse, bet netgi kas metus, pavyzdžiui, mažiukam keičia mokytoją. Kad taip pat nebūtų vien tik tai vienas žmogus ir su juo tu ten eilę metų turi keliauti, o galbūt chemija kažkur nesutinka, arba galbūt tas vaikas. Ir dabar jau tokia tendencija yra, kad nebūtinai su to pačiu mokytoju, gali būti kiekvienais metais kitas mokytojas. O pas jūsų situacijoje tai ir keletas mokytojų, ar ne, ir net pradinėje mokykloje, nes keičiat mokyklas ir keliaujat. Ir Martinas, būtent Martinas jaučiasi gerai. Taip, tikrai, aš seku, man svarbu, kaip mano vaikas jaučiasi. Tai jis tikrai jaučiasi gerai, jis laukia, jis jau klausia, kada mes eisim čia, kada ten, aš su juo pasikalbu. Ta prasme, tikrai jo psichologinė būsena yra prižiūrimas po padidinimu stiklų. Ir kažkaip aš to net nebejoju, nes tau svarbus tas ryšys, nes tau svarbus tas jausmas, ar ne, kaip yra. O kaip tu pati, jeigu atsimintum save kaip vaikas, prisimintum, ar ne, galbūt kažkur Martino amžiaus, ar mažesnė, nežinau. Ar tu buvai tas vaikas, kuris irgi turėjo tą tokį ryšį su savo tėvais?
Nes labai dažnai mes neatsinešam. Taip, man pasisekė labai su tėvais iš tikrųjų, nes mes su broliu, mano brolis yra Žygimantas Mauricas, ekonomistas Lietuvos. Pavardė, tik tais daug kas nesuveda, Mauricaitė ir Mauricas kitaip linksniuojasi. Tai mes esame visiškai skirtingi, ta prasme, vienas į menus, kitas tik matematikos ekspertas ir finansų, bet mes turime būti tą pozityvumo kažkokią gaidelę. Tai kažkada net kalbėjom apie tai, kur užuomazgos. Tai mama mus beprotiškai palaikė, visada. Va tas yra labai svarbu. Palaikė, tai reiškia, visada buvo su mumis ir tikrai, net dabar, sakyčiau, kad ir lepina mus. Mums tiesiog leido ieškoti savęs labiau, negu ten sakė, kad reikia būtinai kažką sutvarkyti, išvalyti, pagaminti. Ne tas buvo jos prioritetai. Jos buvo prioritetai, kad mes gerai jaustumėmės. Ir apie lepinimą tu turbūt nekalbi, kad lepino būtent kažkokiais daiktais, arba ten didelėm galimybėm, bet turbūt apie tą būtent supratimą ir palaikymą. Taip, jinai, ta prasme, nebuvo tokių labai net, sakyčiau, kas sakytų, kad gal ir negerai, nebuvo griežtų taisyklių, kad mes ten būtinai tvarkytis, ten daryti. Mus labai kažkaip, sakau, palaikydavo, kas mums patiko, ieškodavo, kas mums svarbu, nukreipdavo, pavyzdžiui, pamatydavo, Dalytė labai gražiai piešia, tai dabar jinai turi lankyti tą mokyklą, dabar o Žygimantui labai patinka ten matematika. Ir jinai visada mums atrodo kartodavo, kad mes patys tikėdavom savo talentais, nes mama mums visą laiką sakydavo. Ir aš esu šiaip unikalus pavyzdys, nes dabar yra traumų valymosi mada labai, nes visi mes sako, kad esam traumuoti, pas psichologus visi vaikšto ir visi sako, kad mūsų gyvenimas tarsi yra sugadintas vien dėl to, kad kažkada kažką patyrėme. Tai jeigu kalbėti apie traumų pusę mokykloje, tai aš turiu traumų daugiau negu visi kartu sudėjus greičiausiai šitoj auditorijoje. Nes visi naudoja tą žodį, bet niekas kažkaip nepasako, kas yra trauma. Ir aš, kadangi vėl man buitis įdomi, aš pradėjau žmonių klausinėti, ką jūs vadinate tai. Nes jūs einat pas psichologą ten metus, mėnesį, pasakot, kas yra jūsų vaikystės traumos. Tai ten, palyginus, ką aš išgirdau, aš supratau, kad aš buvau pasiekus net tokį lygį, kad man kartais mano vyras sako, kad aš esu hiperpozityvi ir aš buvau sugalvojus netgi kažkada, kad čia yra mano trauma. Traumų slėpimas slaptas ir aš nuėjau valytis traumų. Kad nebūtum tokia pozityvi? Ne, kad aš galvojau, gal aš kažką bandau, apgauti. Aš gal bandau save apgauti, kad pasaulis yra geresnis, tarsi kažką nuryti ir nuėjau į paslėptų traumų valymo sesiją. Ir aš ateinu ir sako, tai jūs turite traumą? Aš sakau, man atrodo, ne. Taip čia visi sako, nes čia yra paslėptų traumų. Sakau, gerai. Ir tada kalbamės. Ir mes kalbamės apie 3 valandas. Aš jai pasakoju traumą ir pasakoju, kaip aš su ja susidorojau. Kaip aš mąstau ir kaip aš galvojau. Ir mano tos traumos prasidėjo 3 klasėje, nes mane pakeitė mokyklą ir aš atvažiavau į Grigiškės ir aš tada supratau, kad man buvo visiškai šokas. Nuo 6, tai tavo 8 metai ir tu supranti, kad, pavyzdžiui, su tavim gali net nesikalbėti dėl tavo plaukų spalvos. Aš niekada net negalvojau, kad jinai kažkokia kitokia, bet aš sužinojau taip 3 klasėje. Ir čia buvo gražiausia dalis. Čia buvo gražiausia trauma. Jo, gražiausia trauma, kad tiesiog tu esi absoliučiai ignoruojamas ir atmetamas. Ir tada dar tampi pačiu objektu, tada reikia, jeigu ką nors nuskriausti ir primušti ir kažką padaryti. Tai čia aš buvau tas žmogus atpirkimo. Ilgą laiką mokykloje ir aš net saugojau savo tėvus, jie irgi nežinojo, tai aš tokia gyvenau tam tarpe tarp mokyklos ir namų. Ir aš kalbu tas traumas, pasakoju ir jinai po 3 valandų sako, tai jūs neturite traumų. Jūs jų turite ir kai jūs tai jos tikrai rimtos, bet nėra ką valyti. Taip, kaip jūs su joms susidorojate, tai yra, galima sakyti, jau tų traumų. Tu nėra. Taip, aš jas pasakoju, kaip jos būtų ne mano. Aš kaip filmą žiūrėčiau, nors visas nutiko man, bet aš tiesiog pergalvodavau ir ką aš galvodavau vaikystėje, tai labai panašiai Martinas irgi labai kažką panašaus atsakė. Aš galvodavau, kad suaugę žmonės nesupranta, kiek mes daug suprantam. Kad jie galvoja, kad mes mažesni negu iš tikrųjų esam. Atsimenu šitą mintį ir prisiekiau savo, kad su savo vaikais taip nebendrausiu. Ar pasisekė
ar sekasi laikytis pažado? Taip. Tai va, sakau, aš su Martinu ir Martinas, sakau, yra toksai gana gal uždaras, jai reikia, kaip prieiti į gilį, tai kai mes jau kalbamės tikrai iš širdies, tai jo, mes kalbamės kaip du suaugę žmonės, tikrai. Ar galiu sakyti, tavęs klausydama, ar teisingai suprantu, kad tai kaip tėvai arba mama, ar ne šiuo atveju ir tėtis, kaip jie mus lepino, ta prasme, kaip jie mums, tiek gebėjo mus išklausyti, palaikyti įvairiose situacijose, taip mes išmokstam lepinti ilgainiui save, suprasti ir palaikyti ir galbūt netgi, kaip tie feniksai, prisikelti iš pelenų tam tikrą prasme. Ar galėtų būti čia kažkokia sąsaja? Galėtų, tik tais nesu žodžiu lepinti. Gal aš savęs lepinti dar neišmokau iki dabar. Bet kažkaip tu gauni labai daug galios tokios palaikymo. Ir aš esu girdėjusi, kodėl žmonės perdega. Man labai patiko šitas atradimas, nes dabar visi, pusę laiko pas psichologus praleidžia, o pusę laiko yra perdegę. Tai dėl vieno dalyko, nes mum nereikia būti geriausiam. Mums reikia, kad bent vienas žmogus, įsivaizduokit kiek mažai, šiaip iš tikrųjų vienas žmogus, kuris besąlygiškai tave palaikytų, besąlygiškai. Ir tada tas žmogus švyti. Ir sakė, didelė žmonių dalis neturi net to vieno žmogaus ir jie galvoja, kad jie gali įrodyti savo darbais ir tada kažkas pasąmonė prašo būti įvertinta. Ir tada atsiranda perfekcionizmo tragedija, nes aš atlikau darbą, čia apie didelius žmonės, aš atlikau darbą labai gerai ir anksčiau, bet nuėjau į restoraną ir man biški tokia šalta kava atnešė. Tai ką aš darau, atsidarau ir rašau šalta kava vienetas. Ir aš galvoju, kaip galima rašyti tokį. Arba tu esi su ta vieta, jeigu tu esi su ta vieta ir tu matai, kad jinai pagamina 300 kavų per dieną, taigi netyčia šalto tau padarė. Ar ten jau ten iš kačių verda tos kebabus ir tu matai, kad pasirašydamas išgelbėsi žmonės nesmirs, tai jeigu taip, tai galima rašyti. Neikite ten tragediją mačiau. Bet jeigu tau jinai patinka, tai tu nueik pas tą žmogų, kuris už baro ir pasakyk. Aš atsiprašau, gal ir tikrai perdarys tą kavą. Tai va to tokio patys neturi to palaikymo ir nebemokam gal ar ne patys neturėdami. Žmogiškumo labai trūksta tiesiog pasakyti, nes tu niekada negalvoji tavo veiksmas, kokį turi atoiksmį ir kodėl tu taip darai, kaip apie tą moterį, kuri sustabdė savo vyrą, nes mes negalvojame apie šiltnamį. Tai lygiai taip pat aš parašysiu čia jiems vienetą, nes tegu susitvarko ten savo vidurius, kažkokį nemoka, ten kažkokios piemenės ir toks topyk iš kur. Taigi visi mes žmonės, jeigu per dieną mergaitė gali padaryti 300 kavų, o pirmadienį tik 50, tai yra ciklas ir tu tada sakau, kalbėkitės, atsiprašy, matot gyva eilė, taigi irgi žmonės. Aš šiandien irgi kaviniai sėdėjau, žiūrėjau, padaro kavą, konvejeris. Aš vienintelė pasakiau iš 17 žmonių ačiū. Niekas, jie atrodo, aš sumokėjau pinigus, aš turiu viską gauti, nes aš perku garbę kažko, mane vertina, nes aš moku, tu man tarna, kažkokia visiškai neteisinga energetika. Labai dažnai ir mokyklai pastebėjom tą, kad lygtai tu mokai mano vaiką. Taip, aš tau moku pinigus. Mes namuose nieko neturim daryti, kadangi jau aš atidaviau ir tu mokyk, ar ne, ir išmokyk. Jeigu ne, tada tu kaltas. Tai čia turbūt galbūt ir panašiai. Tai viskas į tą patį, išmokyk, o ko? Perku ir tu man atlieki paslaugą. Taip, ir gausi šiltą kavą, kas tada? Ir šito visi bijo netgi paklausti, o kas tada? Vilą turėsiu Italijoje, kas tada? Išmoks tas vaikas puikiai matematiką, 10 su pliu, kas tada? Ir tada sakys, bet jisai tada blogai tą daro. Ir tada tu nutraumuoji. Taip negalima, turi būti kažkokia tęstinė linija, kad džiaugsmo, tai vienintelis dalykas yra skatinti ir palaikyti džiaugsmą. Ir labai įdomus dalykas čia visai neseniai man pasakė, aš pirmą kartą susimaščiau, nes aš taip gyvenu visą gyvenimą. Aš tikiu ir tada, kai mane traumavom, aš gulėdavau lovą ir aš galvoju, aš rasiu žmonių, kurie yra geri ir kurie nori kurti pasaulį. Aš jų rasiu. Jūs čia liksit. O aš tikime, čia laikina, viskas laikina. Aš išeisiu ir tada ieškosiu tokių žmonių, kurie mąsto panašiai. Nes tu turėjai, kas tave besąlygiškai priėmė ir suprato. Taip, mama tikrai su tėčiu mane labai palaikydavo ir mes labai daug kalbėdavom, irgi. Mano šeimoje niekada niekas neapšnekinėjo kitų žmonių. Ir niekada nieko nelygino. Labai įdomus dalykas, pas mus apie pinigus nebuvo kalba, neturim, jų buvo,
Bet nebuvo jie niekada sureikšminti ir niekada nebuvo, kad tarsi kažkas, kas turi daugiau, yra geriau, arba ten, kad mes turim šiandien daugiau ir čia irgi yra geriau. Kažkas viskas labiau per tą reikia suknelės, nes mama sakydavo, taigi išleistuvių, dabar diskoteka prieš paskutinę, tai reikia suknelę nupirkti. Ir tas toksai būdavo, kad tarsi reikia. Ir niekas negalvodavo, brangi, pigi, reikia suknelės, nes tas vakarėlis yra svarbesnis už tos pinigus. Bet, žinai, du tokius dalykus išgirdau, ką jau tikrai apie tave žinau. Vieną dalyką išgirdau, kad mama nevertė tavęs tvarkytis, bet tavo namuose daiktai turi savo lavytę, savo vietas ir tu netgi, mokai įkvėpi kitus žmonės turėti tokius namus. Kitas dalykas, kurį išgirdau, kad mama sakė, žiūrėk, naujas vakarėlis reikia naujas suknelės ir aš žinau tikrai, kad tu labai atidžiai renkiesi savo suknelę. O taip, mano visas garderobas telpa į rankinį bagažą. Į rankinį bagažą. Taip, ir visas yra juodas, jau seniai. Taip. Bet tai tiesa, kad tu turi suknelę, lyg geriausia draugė, su kuria eini. Ir jau nežinau, kiek daug, vakarėliuose. Labai daug vakarėlių ir nei vienas žmogus man nepasakė, kad aš su tą pačią suknelę. Tiesiog sako, gražiai atrodo, nes jinai man tinka ir niekas nepasako, nes tiek dabar tokia perteklinė pasiūla visko, kad mes jau nebesuprantam nieko. Tavasme žmonės, čia kažkoks galvos baubas, kad aš jau buvau tą suknelę ir aš jau vėl negaliu. O man jos gaila, aš ją žiūriu kaip į gyvą, jeigu jinai man tinka, man gaila, jinai žiūri mane ir galvoja, tu ta prasme dabar mane paliksi naują, kaip čia? Tai va. O kaip Martinas? Ar jisai mėgsta, puoštis, nežinau, dabar jau... Ne. Martinai turi susišukuoti plaukus, eini filmuotis, aš ir taip gražus, mama. Jis labiau, bet aš irgi niekada neakcentuodavau rūbų, nes aš turiu dar vieną pastebėjimą, kai maži vaikai buvo, Martinas buvo mažas ir aš stebėjau aplinkoje mažus vaikus, tai aš Tenerifėje nemačiau nei vieno vaiko su suplyšusiais drabužėliais. Man buvo keista, nes labai prastos kokybės tie rūbai yra. Jis nukrenta vieną kartą ir čia skylė, kažkur čia užkliūna ir žinau, kaip jie tokie kreminiai visi vaikšto tie vaikai. Tai yra tik du variantai, arba jiem nieko vėl neleidžia, arba labai dažnai perka, bet man nei tas neatrodo nei tvarus, nei vertingas, nes man energijos gaila pačiai, aš važiuoju pirkti, nes aš bijau, kad jis su dėme Ne. Tai Martinas, kai mažiukas būdavo, tai visas dėmesis mes apipieždavom arba turėjom tokią lipnę juostą, kur drabužiam užlyginti. Taip. Tai jis išsikarpo kokį nori gyvūnėlį ir mes užlyginam visus skylės ir viską. Jo čia buvo lopai, geltona, buvo išsirinkęs spalva ant juodų, viskas. Tai mes nešiojam, o po to šortus nukerp. Taip. Ir čia yra irgi buitinis patarimas, praktinis, kad mamos greičiausiai galvoja, kad nuirs, jeigu nukirpsiu. Bet žinokit, taip ten gerai užsiūta, neįra. Mes niekada aš nieko neužsiuvu, nei tų galų, niekas neįra. Ir rankovės kerpu, ir kelnes. Visas kirptos. Neperku nei šortų, nei šitų megztinukų. Patinka, man tavo patarimai, jie tokie labai praktiški. Ir jeigu paprašyčiau tavęs, Dalia, kaip mama, bent 5 patarimus, iš širdies į širdį. Tai dideliem žmonėm vėl, mamom, tėčiam gal labiausiai ir patiems savo vaikuose matyti jų stipriasias pusės ir apie jų draugus ir klasiokus tą patį kalbėti. Nepasakoti kaip, nes aš matau pas suaugusius toks vėl, tas vaikas blogai padarė ir toks biški tokia net tarp pasitenkinimo, kad ne tavo vaikas ir tarp jau tokio nubaudimo. Blogas va šitas vaikas, ne? Bet iš esmės jie vaikai, suaugę irgi klysta, visi klysta. Tai jeigu mes išmokysim tą tokį baudžiamoji teisė prasidės, tai po to bus sunku ir pačiam tam žmogui bus. Ir patiems mums visiems yra sunku teisti iš tikrųjų. Nes aš labai mėgstu hiperbolizuoti, kai žmonės sako, viskas nervina, turėčiau, nežinau, tiek pinigų, turėčiau tą kažką, turėčiau ten, klausytų manęs visi. Ir aš galvoju, gerai, ir įsivaizduokim, kad klauso, idealiai visi. Kas tada? Aš tai bendrumo, sakau, aš ieškau to jausmo, kai tu jauti, kai akis užsidega, kad tu jauti, kad tu esi su to žmogum, kad tu žinai, kad jisai su tavim. Ta akimirka, nesvarbu, ar tai minutė truks ar ilgiau, bet tas bendrumo jausmas yra neapsakomai 1000 kartų geresnis, negu tas noras būti teisiu ir kažką pažeminti. Tai ir aišku,
nešnekėti prie vaikų blogai apie didelius žmonės, apie daktarus, mokytojus, nes išmuši iš viso pamatą iš kojų. Tai aišku, nieko jis nebetikės. Tai jeigu žmogiukas yra 10 metų ir jis gali sakyti, ai, mano mokytoja tai tėvai sakė kvaila. Ta prasme ir kas, ir po to, tai tu nedarei namų darbų, tai kodėl aš turiu daryti? Ir taigi pats prišnekėjai. O paskui sakom, neprestižinė profesija, ne? Arba viena. Taip, tai neprestižinė dėl to, kad mes patys pridarom to. Tai vat antras gal toks būtų. Trečias, kai sako, ten minutė matuoja tą laiką su vaiku, tai gal pabandyti, kaip aš su sportu pradėjau, nes irgi aš buvau profesionali sportininkė mokykloje, sprinterė. Ir po to vis nerasdavau laiko sportui ir visada jausdavau tokią, mes mokam tų graužačių prisikurti, kad kažko dar nepadarėm, kažkam neturim laiko ir tas jausmas, ypač kai atsiranda vaikų, dar įsijungia vienas, darbe blogai, nespėjau visko, ten neplankiau giminaičių, nepadariau to dar ir dar vaikui neskyriau kažkokio tam tikro dėmesio, tai jeigu mes pradėtumėm galvoti apie dėmesį ne kaip apie laiko sąnaudą, o kaip apie tą bendrumo jausmą. Taip, tu pradėjau, kartais žinokit, nutinka per minutę tai. Tu susižvalgai, tu pataikai, tu pajauti, kai jam yra tai labai svarbu, tu laiku pasakai kažką ir yra ryšys. Ir kartais nereikia, kad mes sakom, ai, va čia per dieną padarėm tyrimus, kad tik 7 minutės skiriam, čia ne apie tai. Ne apie tai. Gal minutę, bet to tikro, ar ne tai cank. Čia yra tiesiog čia kaip kitos regėjimas, tu pradedi kitus dalykus stebėti, ne tuos mechaninius. Dabar skaitysim knygą. Ir nei vienas nesidžiaugia, nei mama, nei vaikas. O kažkaip. Kad abiem būtų džiaugsminga. Jo, mes kavinėje nuėjom, čia į Smartinų rytais, nuėjom į kavinę. Aš geriu kavą, jis pieną geria, tada pasiimu žurnalą, randam kažkokį įdomų straipsnį. Viskas labai, nerandam tai neskaitom, randam skaitom, kokią nori pakalbėti. Ir sako, man pakalbam. Jis jau toks, džiaugiuosi, kad mėgsta kalbėti kaip aš. Pakalbam, kokia tema įdomi. Ir tu jauti, vien paklausus, kokia tema įdomi, jau tu pradedi tuoj bus, tuoj. Būna, nebūna, sako, ai, nežinau. Ir nusimuša, ir tu jauti, kad, pamečiau giją ir vėl grįžau. Tai va, trečias toks būtų. Į buitį, gal ketvirtas, kaip buities specialistai, pradėti žiūrėti per bandymus ir per džiaugsmą. Nes, pavyzdžiui, jūs nepatikėsit, moteris, man buvo toks, ėjau pas Kulvinskytę į laidą ir jie uždavė, surašykit, kas jūs žudo labiausiai namie, buitinius klausimus analitikė atsakys per laidą. Ir man atsiuntė vakare, aš nutirpo rankos, nes kokį 170 moterų parašė, kad vyro barzdos plaukai, besimėtantis vonioje. Tai aš tada galvoju, o tai kodėl jūs draugaujat? Iš viso, jeigu nebūtų barzdos iš viso, ką jūs kartu veiktumėt? Nes jeigu jau toks smulkus dalykas tavo namuose sukuria tragediją, tai apie ką yra jūsų bendrumas su dideliu, vėl, su savo antra pusė. Ir tie barzdos plaukai pas mus keliauja per visą buitį, nes mes kažkaip susidirginam, reikia gal mokytis iš Japonų, jie į viską žiūri kaip į ritualą. Geriausia meditacija yra grindų plovimas. O mes ką darom? Susimokam už jogos pamokas ir einam jogą, grįžtam tos grindys purvinos, visi pyksta, kas išplaus grindys ir dar tie plaukai ant žemės. Tai tragedija, iš tikrųjų. Taip, dar tos barzdas. Iš vis nesąmonė. Tai va, ir tada tu supranti, kad čia yra tik požiūris neteisingas, nes mes su ta barzda niekur nedingsim, jinai tiesiog yra, mums reikia susitaikyti. Nes Nauris turi sprendimą, jisai labai juokingas, jisai maišą vienkartinį užsikabina ant ausų. Ir jisai turi daug tokių. Nes mes dėl to mums sukilo ta buities. Nes jeigu jau nesigauna, reikia spręsti. Nes tik neišspręsti klausimai erzina. Nes jeigu vis išsprendė labai lengva, mechaniškai dar. Tai pasidalinkit. Tai va, reikia nufilmuoti, gal jie taip daro, labai juokingai iš tikrųjų. Nes jisai karpo tik galiukus, tas barzdos. Ir tie galiukai, jie visur kaip ant. Ir aišku, jie limpa visur, ne taip lengva. Tai pas mus namie, šeriasi tik aš ir Nauris, šitie tai nesišeria. Plaukų nėra. Taip, bet čia vėlgi turbūt labai stipriai apie tą ritualą, kad pasimėgaukim ar ne. Tai tiesiog, netgi grindų išplovimu. Išmokim ar nemokykimės galbūt, mokykimės. Ateik nėra tai. Taip. Taip, labai tas. Ir penktas gal būtų, vėl ta perfekcionizmo tragedija, mes neintegruojame savo kasdienybę vaikų, per mažai integruojame. Mes labai jaučiame, kad jų daug kur tiesiog nereikia. Jie trukdo. Bet kur jie kažkaip dirgina mus. Mes ne taip lengva yra gyventi
darnoje mieste, kad visur. Nu, visi kažkaip tą keistas dalykas, sakau, šunį buvo lengviau integruoti visuomenę. Nes, nu, va, dabar, matai, visi dabar vaikus, nes atostogas prasidėjo, tai vaikus į darbą vedasi ir toks kažkoks pasakymas, va, tarsi nieks nesupranta, kad tai yra ciklas, taip, nu, tiesiog 12 metų yra atostogos 3 mėnesius ir dar mes su to nesusitaikėm. Nu, atrodo, o kur jos, nu, kur jie turi būti? Nu, realiai, 3 mėnesius yra atostogas. Ir visi kažkaip va šitas yra labai man. Kad mes esame vienetas, kad galėtumėm visi kartu daryti. Ir kad tai būtų iš tiesų tikra. Kad tai yra tikras gyvenimas. Aš kažkada išgirdau ir ilgai apie tai galvojau, kad, na, mokykla paruošia vaiką gyvenimui. Ir tas yra gražus šūkis, mes paruošia kažkokiam tai gyvenimui kažkada. Bet juk dabar ir yra, tai mokykla yra gyvenimas. Šeima yra gyvenimas. Tai viskas yra gyvenimas. Viskas yra gyvenimas. Taip. Tai va man apie tą gyvenimą dar priminė vieną mano trauminę patirtį, kuri, kad aš, kai buvau maža mokykloje, aš galvojau, kad aš va taip į suaugusius žiūrėjau, aš galvojau, jie kūrė pasaulį, tai yra nuostabu, aš tik mokausi, aš va tai, įsižiojusi viską, galvojau. Ir kažkada aš suvokiau, gal aš jau užaugau, gal aš jau galiu kurti tą pasaulį. Ir aš atrodo, kad užlipu ant kažkokio kalno ir dairausi aplinkui. Tai kuriam, kur jūs? Ir tada tu žiūri, kad vienas vaikystės traumas valosi, kitas su vyru skiriasi, trečias vaikais nesusitvarko, ketvirtas nekenčia savo darbdavio. Ir ant to kalno beveik nėra žmonių, kurie sakytų, aš paimsiu vėliavą, man patinka šitas gyvenimas, čia yra mano smėlio dėžė, aš priimsiu visus. Nes lygiai taip pat yra pas mus ir kita pusė skausminga. Jeigu mes vaikų neintegruojam, mes ir senjorų neintegruojam. Ir tada žmonės sako, čia yra kažkuriai žmonių grupiai. Ta prasme, kokiai. Arba kaip tu sakai, nebenorim savo tėvų aplankyti. Taip, nes jie kažkur netinka, nėra jiem kavinių, nėra to, jūs kažko jiem, taigi visi yra visi. Tarsi kaip tai jiem, ne jiem, viskas. Ir va tą tokio norisi to rato. Taip, tai va. Visur būtų. Ačiū tau labai Daria. Dėkui tau už nuostabius pasidalinimus, atvirus, nuoširdžius, už šitos patarimus. Ačiū tau labai. Ačiū, kad pakvietėt. Tai dėkui, kad klausėtės. Labai lauksime kitose susitikimuose. Viso.